Tai sveiki, aš esu Lijana Jagnetinskytė. Žadėjau paminėti, kad taip pat esu baigusi Vilniaus Užupio gimnaziją 2000 metais. Šiuo metu vadovauju Vilniaus žydų viešajai bibliotekai. Kaip apibūdintumėte žydų bendruomenės padėtį Lietuvoje ir pasaulyje? Na, dabartinė padėtis yra ganėtinai tokia, sakykime, kompleksiška ir šiek tiek probleminė dėl to, kad jeigu mes kalbėtumėm prieš 10-metį, mes galėtumėm sakyti, kad tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje buvo labai didelis pakilimas žydų kultūros, labai žmonės priimdavo ir, sakykime, domėjosi žydų istorija, žydų kultūra. Dabar ryšim su tuo, su įvykiais, galbūt geopolitiniais, karas Izraelyje, bendrai jautrumo žmonių, augantis antisemitizmas, tai be abejo bendruomenė darosi jautresnė, žmonės labiau reaguoja į visokius dirgiklius. O tai ar pakanka to švietimo mokyklose apie žydus? Ką reiktų tobulinti? Aš manau, kad mes per mažai žinome ir per mažai didžiuojamės, nes švietimo sistemoje, bent kiek man teko susidurti, labiau kalbama apie, sakykime, tragišką istorinį įvykį Holokaustą. Taip, apie jį svarbu kalbėti, bet taip pat labai svarbu kalbėti apie tai, kas buvo iki Holokausto. Žydų tautybės žmonės čia Lietuvoje gyveno jau daug šimtmečių iki Holokausto. Jie čia prisidėjo prie valstybės, prie kiekvieno miesto augimo, vystymosi. Jie labai, sakykime, buvo įsitraukę tiek į valstybingumo kūrimą, Lietuvos valstybingumo kūrimą. Ir yra tiek daug žmonių, kurie yra tiesiog ištrinti, jie nugulė jų pavardės ir trumpos istorijos apie juos šiuose knygose, bet mes nieko apie juos nežinome. Ir jeigu mes apie juos sužinotumėm, tai mes labai pradėtumėm kitaip matyti mūsų aplinką, mūsų miestą, mes su didesnė pagarba į visą tai žiūrėtumėm. Tai ačiū, kad šiandien su mumis pabuvote ir už interviu. Tai ačiū Jums labai.